Ką Paryžiuje pirmiausiai pamatėm, tai savo kuklų viešbutį, kuriame gyveno turbūt ne tik mes, bet ir bildukai. Rytą užvalgėm juodaodžių pateiktų sudegusių bulkučių ir iš savo promenadas priemiestinio Paryžiaus rajono pasileidome po Paryžių, po savo meilės miestą. Kad pasiekti Paryžių patį centrą, dar turėjome įveikti vieną iš pačių moderniausių turbūt ir pasaulyje, ne tik Paryžiuje, modernai 21 amžiaus įspūdingai stiklo namų rajoną, La Défense rajoną. Pasak gidės, šis rajonas buvo per daug nuskaidrintas, per daug dėta į jį vilčių, kurių šis rajonas dėja pilnai nepateisino. Turbūt nepateisino ne tik projektuotojų, pačio rajono sumanytojų, bet ir pačių paryžiečių. Pro šį rajoną tik važiavom, dairėmės pro langus, matėme, kaip vienas stiklo statinys keitė kitą, saulė žibėjo į stiklus, jie švytėjo, kartais pasirodydavo debesis. Važinėjome po šį rajoną, dairėmės į šalis. Kiek pamenu, tai gidė pasakojo, kad šiame rajone ne tik gyvenamieji, bet ir biuro pastatai. Po truputį artėjame link centro. Dar pravažiuojame keletą pastatų, kiek įmantresnių, kiek paprastesnių, tiltą, prie kurio apsistojo bomžai. Greit išvysime ir pačias bomžų buveinės. Nuo jo šiek tiek toliau, nuo šių modernių ir prašmatnių pastatų, bet jau visai čia pat. Na ir ką, būtent apie tai ir kalbėjau. Būtent apie tą tiltą ir apie tas bomžių gyvenamausias patalpas. Ir vis Paryžiaus centras, Paryžiaus pati širdis, vis artėja autobuso langų. Bėgioja paskutiniai modernus pastatai ir štai pagaliau mes atsirandame Paryžiuje. Pirmiausia, aplankome invalidų ansamblį. Tai yra pastatų kompleksas,
bet iš jų pats svarbiausias ir turbūt pats lankomiausias ar patraukliausias yra būtent šis, turintis savo auksinį bokštą. Kai pasakojama, kad čia glaudėsi ar buvo globojami kare tapę invalidai. Nuo čia matosi, kaip pastebėjome, matosi ir Eifelio bokštas. Štai šis Eifelio bokštas, kurį mes aplankysime tik vakare. O dabar pasiruošėme ir neriame į Eliziejaus laukus. Tikimės, kad įspūdis bus fantastiškas. Įspūdis išties nuvylė. Kažko tikėjomės tokio, tarsi būtumėm Kauno Laisvės alėjoje ar dar geriau Barcelonos Gamloje. Bet deja, tai pasirodė tik paprasčiausia gatvė, kurią važinėjo automobiliai ir iš kraštų šaligatviais vaikšto paprasti eiliniai žmonės. Matėsi keletas parduotuvių, tačiau ar jos tikrai yra tiek vertos, kiek yra išreklamuotos, sunku pasakyti, nes mes jų neaplankėme. Taigi, pasakant apie Eliziejaus laukus, tai jos priekyje, pačiame priekyje, tarsi paradiniai vartai, yra Triumfo arka. Už jos toliau važiuojant yra jau mūsų gyvenamoji būstinė. O į kitą pusę Eliziejaus laukų einant, Eliziejaus laukai baigėsi Tirolio parko prieigose. Taigi sutikome ir moterėlę prašančią išmaldos. Beje, galima pastebėti, kad Paryžiuje beveik kas antras žmogus yra juodaodis. Tai daugiau ne turistai, bet žmonės ten gyvenantis. Taip, kad galima pasakyti, kad Paryžiuje yra itin įvairios rasės ir tikėtina, kad įvairių kalbų ir tautų gyventojų. Na, čia po truputėlį keliaujame link Tirolio sodų. Eliziejaus laukas. Einam dabar pažiūrėti link arkos. Arka dar labai toli ir turbūt dar nesimą. Mes eisime. Taldami nuo tos arkos, kurią tikėtina, kad praėjo net pats Napoleonas. Labai dar toli. O gal jis net pats ir ją statė. Eliziejaus laukų galą, va štai yra arka, nuostabioji Triumfo arka. Ir mes dabar, mėly žiūrovai, esame braidame po Eliziejaus laukus. Štai lairiukas su teptuku. Taigi, keli vaizdeliai iš
Iš paprastos dienos Eliziejaus laukuose. Tai Eliziejaus kasdienybė. Dabar jau prieisime prie. Čia šiek tiek atsisėdame atsipūsti laukdami autobuso. Sėdėjome vis tokiam parkelį netoli tokio tualeto, kuriame buvome užsikirtę. Na, o čia pakeliui į laivų prieplauką aplankėme autobusu Paryžiaus nuostabias gatves ir aikštes. Čia, kiek pamenu, yra Panteonas, visai netoli Liuksemburgo sodų. Čia Siti salos prieigose. O čia pati nuostabiausia man Paryžiuje aikštė, Santarvės aikštė. Joje yra spindintis obeliskas ir šalia jo įsikūręs pats gražiausias ir įspūdingiausias auksinėmis kolonomis ir skulptūromis Aleksandro tiltas. Plaukiant pro šį tiltą turėjome sugalvoti norą ir tikime, kad šie norai, kuriuos mes sugalvojame plaukdami per šį tiltą, būtinai išsipildys. Dairydamasi pro langą, autobusą nešami, po truputėlį artėjome netoli Eifelio bokšto, nuo kurio turėjome plaukti po Senos upę, gerėdamisi Paryžiaus vaizdais esančiais objektais šalia krantinės. Čia operą pravažiavome. Jinai berods buvom Bastilijos aikštėje. Ir štai pagaliau priartėjome prie Eifelio, nuo kurio mus paims mažas supantis laivelis su plevėsuojančia vėliava. Ir mes pasinerysime į Senos upės gražybės. Taigi po truputėlį tolstame nuo Eifelio ir prasideda mūsų ekskursija po Senos krantines. Štai tas garsusis Aleksandro tiltas. Čia berods rotušė. Taigi sugalvojame norą ir neriame po tiltą.
Čia garsioji Domo katedra, Paryžiaus katedra. Čia gabalėlis Sitų salos. Pagaliau saulutė nusileidžia, pradeda temti ir mes savo laiveliu po truputėlį grįžtame link Eifelio. Saulutė po truputėlį nusileidžia ir mes štai pagaliau pasiekėme Eifelį. Dabar bandysime pasiekti patį Eifelio bokštą.
Stojame kiauras 3 valandas didelėje milžiniškai besiraišintančioje eilėje ir dėja mūsų nusivylimui prie pat kasų sužinojame, kad Eifelyje padėta bomba, rastas krepšys su bomba, įtariama, kad ten yra bomba ir mūsų nieks į Eifelį nebepakelia. Dar kol buvo šviesu, mes to nežinojome, laukėme kantriai. Tačiau dangus dažėsi juodai, Eifelis nušvito savo įvairias spalvomis, jis mirga įvairiamis spalvomis tik kas valandą. Ir nusiminę, turėjome palikti Eifelį. Tuo metu autobusu pravažiavome pro garsųjį Moulin Rouge esantį Montmartre. Pakilome į Montmartre kalną ir sutikome tamsoje miegančią gražuolę baltąją Montmartre katedrą. Pasivaikščiojome tamsiame Montmartre rajone apsuptoje apšviestų gatvelių. Kartais sutikome ir seksy pasiūlymų, seksšopų. Montmartras miega, laikas ir